Dziękuję. Głos zabierze pani Starkiewicz-Jute z Grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów. 3 minuty. Dėkui, ponas pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo puikų darbą ir taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad šiandien konkurencijos komisarė yra kartu su mumis. Todėl, kad visų pirma, man kaip liberalų frakcijos atstoviai yra labai svarbu konkurencijos politika, o kitas aspektas, todėl, kad aš noriu paliesti klausimus, kurie labai svarbus konkurencinių požiūrių finansinio turto valdyme. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu finansinio turto bendrovės plečia savo veiklą naujose šalise ir susidurėme su tokiu faktu, kad pardavinėjami labai vienodi produktai. Ir yra neaišku, kodėl pardavinėjami vieni ar kiti produktai. Galima įtarti, kad yra tam tikri susitarimai tarp finansinio turto valdytojų ir to turto platintojų. Tačiau būtų geriau, kad tai būtų įspręsta skaidriu būdu ir būtų atskleisti santykiai, jeigu mokami kažkokie tai pinigai už tas paslaugas, tai kad vartotojas bent žinotų, kad jam siūlomi tie produktai dėl to, kad už tai mokami kažkokie procentai. Antra problema yra susijusi su rinkos analizės kaštų įvertinimu. Dabar finansinio turto valdytojai parduoda savo paslaugas kartu su finansinė analizė ir labai vartotojui nėra aišku, ar iš tiesų ta analizė buvo atlikta, kokia jos apimtis ir kokia tikra kaina. Pensijų fondai ar kiti, kad ir eilinis mažmeninis klientas gali įvertinti kaštus ir pasirinkti geresnį turto valdytoją, kai tie kaštai yra pilnai atskleisti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį kad nereiktų, aišku, finansinio turto bendrovės apkrauti nereikalingais suvaržymais. Nedidelėse šalise dirbantiems finansų tarpininkams dažnai sunku išvengti interesų konflikto. Ir reikalavimas tik atskleisti tą interesų konfliktą iš tiesų nepadeda nei vartotojui, nei bendroviai, finansiniai bendroviai, nes vartotojas nesupranta, kas ten atskleista, o bendroviai tai reikia pildyti papildomų dokumentų, aiškintis. Iš tiesų būtų geriau, kad interesų konfliktas būtų tinkamai valdomas. Ir tai svarbu užtikrinti teisiškai. Dar viena problema, kuri susiduriama, tai yra dabar, kaip jau minėjo ir komisarė, įvairius mažmeninius taupimo ir finansinius produktus pardavinėja įvairios bendrovės. Sakykime, draudimo bendrovės ir finansinio turto valdymo bendrovės dabar pardavinėja labai panašius produktus. Tačiau finansinio turto valdymo bendrovės turi atskleisti labai daug informacijos. Tuo tarpu draudimo bendrovės jos atskleidžia daug mažiau. Ir kartais vartotojui susidaro neteisingas įspūdis, kad draudimo bendrovės produktai yra pigesni ar geresni. Tai manyčiau, kad į šį aspektą taip pat reikėtų atkreipti dėmesį. Ačiū.